Tai laba diena visiems. Šiandien turim 65 užsiėmimą. Pereitą kartą trumpai pakalbėjom apie absoliutizmo krizę. Šį kartą trumpai pakalbėsime apie revoliucijos pradžią. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pradžią. Pirmiausia, apie generalinių luomų veiklą. Taigi generaliniai luomai iškilmingai buvo atidaryti 1789 metų gegužės 5 dieną Versalyje. Liudvikas XVI pasakė kalbą, kuri nuvylė trečiojo luomo atstovus. Karalius skundėsi sunkia Prancūzijos finansinė padėtimi, liaudies bruzdėjimais, ragino užkirsti kelią pavojingoms naujovėms. Jis teigė, kad pagrindinis generalinių luomų uždavinys rasti išeitį iš šalį ištikusios finansų krizės. Tačiau Liudvikas XVI nieko neužsiminė apie konstituciją ir esminius valstybės pertvarkymus. Baigęs kalbėti, karalius susidėjo skrybėlę, kaip to reikalavo paprotys. Dvasininkų ir bajorų deputatai, naudodamiesi privilegiją, padarė tą patį, tačiau dideliai pastarųjų nuostabai ir pasipiktinimui trečiojo luomo deputatai, kurie toliau turėjo klausytis karaliaus vienplaukiai, pasielgė taip pat. Tuomet karalius, siekdamas sumažinti įtampą, vėl nusiėmė skrybėlę. Kitomis dienomis generaliniai luomai posėdžiavo apsupti paryžiečių minios, kuri ragino deputatus stoti prieš karaliaus valdžią. Jausdami visuomenės paramą, trečiojo luomo atstovai birželio 17 dieną pasiskelbė nacionaliniu susirinkimu, tai yra aukščiausia šalies valdžia. Birželio 20 dieną karaliaus nurodymu patalpa, kurioje posėdžiavo nacionalinis susirinkimas, buvo uždaryta remontuoti. Tada deputatai susibūrė didelėje salėje, kurioje paprastai buvo žaidžiama kamuoliu. Advokatas Munje visiems pasiūlė prisiekti ir neįsiskirstyti iki tol, kol nebus parengta šalies konstitucija. Deputatai pritardami pakėlė rankas ir pasirašė priesaikos tekstą. Garsas apie įvykius Versalyje pasklido po visą Prancūziją. Liudvikas XVI trečiojo luomo nutarimus paskelbė negaliojančiais. Versalyje buvo sutelkta kariuomenė, tačiau Liudvikas XVI neišdrįso panaudoti jėgos. Daliai dvasininkijos ir bajorijos deputatų, prisijungus prie trečiojo luomo, nacionalinis susirinkimas Liepos 9 dieną pasiskelbė steigiamuoju susirinkimu, kurio pagrindinis tikslas buvo parengti ir priimti konstituciją. Trumpai apie politinę krizę ir sukilimą Paryžiuje. Liudvikas XVI, spaudžiamas rūmų diduomenės, ryžosi perversmui. Apie Paryžių ir Versalį vėl buvo pradėta telkti kariuomenė, turėjusi išvaikyti steigiamąjį susirinkimą. Įtampą Paryžiuje sukėlė ir populiaraus finansų kontrolieriaus Nekero atleidimas iš užimamų pareigų. Gatvėse prasidėjo susirėmimai su kariuomene. Trečiojo luomo atstovai kreipėsi pagalbos į miesto varguomenę, kuri buvo pravardžiuojama sankiulotais. Liepos 14 dienos ryte
Pasklidus gandui, kad nemažai ginklų nugabenta į Bastilijos tvirtovę, didžiulė minia puolė prie Bastilijos. Ši tvirtovė kalėjimas buvo karaliaus savivalės ir absoliutizmo simbolis. Apsupusi Bastiliją, minia pradėjo derybas su tvirtovės komendantu Delone, tačiau jos buvo nesėkmingos. Po trumpos kovos Bastiliją pavyko užimti. Tai nebuvo ypatingas kovinis žygdarbis, nes tvirtovės įgulą sudarė 82 seni invalidai ir 32 jauni šveicarai. Tačiau šis įvykis turėjo milžinišką politinę reikšmę. Skelbė revoliucijos pradžią ir absoliutizmo pabaigą. Kai vakare hercogas Lenkūras karaliui pranešė žinią apie Bastilijos paėmimą, Liudvikas XVI pareiškė: bet juk tai maištas. Tai ne maištas, jūsų didenybė, tai revoliucija, sakė hercogas. Užėmę Bastiliją, sukilėliai sugriovė tvirtovę iki pamatų. Kiek vėliau į kiekvieną Prancūzijos departamentą buvo nusiųsta po Bastilijos sienų luitą. Liepos 14 diena tapo prancūzų nacionaline švente, minima Prancūzijoje ir šiandien. Liepos 17 dieną karalius pripažino visus pasikeitimus įvykusius po Bastilijos užėmimo. Atvykęs į Paryžių, Liudvikas XVI, norėdamas įtikti susirinkusiai miniai, prie rotušės pasirodė su mėlynos, baltos ir raudonos spalvos kokarda prisegta prie skrybėlės. Šios spalvos revoliucijos pradžioje tapo nacionalinės Prancūzijos vėliavos spalvomis. Paryžiuje valdžią į savo rankas paėmė buržuazija, kuri sudarė miesto savivaldybę, tai yra komuną. Iš miestiečių buvo suformuota pašauktinė kariuomenė ir pavadinta Nacionalinė gvardija, kurios vadu tapo markizas de Lafayetas, pasižymėjęs Amerikos nepriklausomybės kare. Trumpai apie revoliucijos plitimą. Paryžiaus įvykiai sukėlė atgarsį visoje šalyje. Miestuose buvo šalinama anksčiau karaliaus paskirta miestų valdžia, kūrėsi nacionalinės gvardijos būriai. Sankiulotai reikalavo ne tik miestų valdymo reformos, bet ir duonos. Alkani beturčiai plėšė grūdų bei miltų sandėlius, neretai užpuldavo ir nusiaubdavo turtuolių namus. Riaušės apėmė ir daugelį kaimų. Valstiečiai griebėsi dalgių, šakių, spragilų. Jie užpuldavo senjorų pilis ir vienuolynus. Dokumentai, kuriuose buvo surašytos feodalinės valstiečių prievolės, buvo deginami laužuose. Dideli valstiečių maištai įsiliepsnojo rytų Prancūzijoje ir šiaurinėje šalies dalyje. Dvarininkams prasidėjo didžiosios baimės dienos. Liaudies veiksmai steigiamąjį susirinkimą privertė imtis ryžtingų veiksmų. 1789 metais, rugpjūčio 4 dieną, steigiamasis susirinkimas panaikino senjorų medžioklės, teismo bei kai kurių prievolių rinkliavų teisės. Dvasininkija atsisakė dešimtinės, o trečiajam luomui buvo panaikinti apribojimai užimti pareigas valstybės administracijoje ir kariuomenėje. Tačiau pagrindinės senjorų prievolės išliko. Valstiečiai turėjo senjorui mokėti duoklę už naudojimąsi žeme, kuri galėjo būti išpirkta, tačiau išpirkimo sąlygos valstiečiui buvo nepalankios. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie generalinių luomų veiklą. Kodėl Liudviko XVI kalba
generaliniuose luomuose nuvylė trečiojo luomo deputatus? Ką žinote apie nacionalinį bei steigiamąjį susirinkimus? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie politinę krizę ir sukilimą Paryžiuje. Kodėl svarbus Bastilijos užėmimas? Kas įvyko po to? Ką žinote apie nacionalinę gvardiją? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia. Trumpai papasakokite apie revoliucijos plitimą. Kaip plito revoliucija? Ką 1789 metais rugpjūčio 4 dieną padarė steigiamasis susirinkimas? Ar valstiečiams daug kas pasikeitė? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.